Tai ką, labas vakaras, kaip laikotės, gerai? Šiaip iš karto norim padėkoti, nes nesitikėjom, kad kažkaip šiandien knygų mugėje žmonių mažiau, galvojom, čia nieko nebus, tai labai ačiū visiems. Gal gali dar truputį priekį paeit, kas ten galės sėdi, bus fainiau, jaukiau, fotkės atrodys, kad buvo čia pilna salė tada, tai busim dėkingi, neaišku, neįsit nieks, supratau, nieko nesitikėjom. Jo, tai paplokit dar, kas knygą jau esat perskaitę iš jūsų. Ok. O kas šiemet pirksit ir perskaitysit? Tikrai. Ir tai gerai, mes atsiminsim, nes tikiuosi, kad tai nebus dar viena knyga, kuri nugula į lentyną po knygų mugės. Ir aš skaičiau ir žinau, kad tikrai jinai verta perskaitimo yra. Tai jo, aš turėjau garbės knygą pačiupinėti truputį anksčiau negu jūs. Privilegijų tokių gaunamės, kurie čia dirbam. Tai ir tikrai labai nenusivyliau, skaičiau 2 kartus, antrą kartą skaitydamas knygą atradau dar naujų dalykų, galbūt ir trečią kartą skaitysiu, nežinau, čia bus matyti. Kol išmoksi. Jo, kol išmoksi mintinai. Jo, taigi, trumpai iš mano pusės, apie ką yra ši knyga, galbūt tu nesutiksi, po to paneigsi mane. Trumpai pasakant, ši knyga yra apie 2009 metus. Bet to pačiu jinai yra ir ne apie 2009, tai jeigu kalbant taip plačiau truputį, tai yra knyga apie 2009 metus, tai yra knyga apie meilę, apie paradoksus, apie šiokią tokią istoriją, netgi galėčiau pasakyti, apie Vilnių, apie Lietuvą, apie oro uostus ir apie filmus netgi. Tai kai šitą knygą skaičiau, man jinai buvo labiau tokia kaip, nežinau, net nesu nostalgija susijusi, bet man jinai buvo labai kaip kelionė laiku. Aš tiesiog savo mintimis nusigavau į tos metus, į 2009-osius, pajaučiau tų metų kvapą, skonį, nežinau kaip papasakoti tiksliau, bet ir jo, paragavau, kaip knygoj ten rašė, submarinus tos degalinių tų metų, kurie tikrai nebuvo tokie kaip dabar skanus, nežinau, pasivažinėjau taksitais senais ir pasivaikščiau Vilniaus gatvėmis, kurios apšviestos kasečių šviestuvų buvo. Ir, žodžiu, ką noriu pasakyti, kad tai yra ne tik knyga, bet ir kelionė laiku. Ir dabar man užteks kalbėti čia, žinau, kad ne dėl manęs atėjot. Tai turime daug aptarti, todėl nepradėsiu nuo klausimų, kaip tau sekasi, kaip laikaisi gerai, žinau. Kaip ir minėjau pristatymę, knyga turi labai aiškią nuotaiką. Ir sakyčiau, kad netgi skonį ir kvapą, kaip ir minėjau. Ir kaip pavyko sukurti tokią knygos atmosferą, tokią tikslę, aiškę ir gražią? Ačiū, Ridai, kad atėjai. Labai ačiū visiems, kurie atėjot, labai gera matyti jūsų veidus. Aš kažkaip rašydama galvojau, aš nemoku negalvoti apie skaitytoją rašydama. Ir kai kurie autoriai sako, kad tu turi rašyti savo, jeigu tau patiks, tai tada patiks ir kitiems ir taip toliau. Tai žinoma, aš galvoju apie tai, kad patiktų man, bet aš galvoju ir apie tai, kad yra šiais laikais labai daug žmonių sako, kad jie neberanda laiko skaityti, arba kad jiems sunku dėmesį sukoncentruoti, arba kad jie norėtų skaityti ir jiems truputį nejauku, kad jie skaito per mažai. Kažkaip su to skaitimu dabar atrodo, kad yra daug tokių visokių niuansų. Tai mano tikslas buvo pirmiausia parašyti knygą taip, kad žmogus ją perskaitytų, kad jam būtų gera ją skaityti. Ir labai daug galvojau apie tą tokį ne tik apie siužetą, bet ir apie audinį knygos. Tiesiog žodžius, sakinius, kad norėjau, kad neįslystų lengvai skaitytojo akimis, kad norėtųsi skaityti toliau ir kad žmogus skaitydamas tiesiog maloniai gerai jaustųsi, nes yra dabar labai daug progų, kad būtume šokiruoti, kad kažką klikintume, kad kažkas mus kažkaip gazdintų, kad tokių daug visokių trigerių, tai norėjau parašyti kažką ramaus ir lengvo, tokio tiesiog, kur tu, kaip koks nors, nežinau, comfort food, tas naminis maistas, kad tu valgai ir tau tiesiog gera, tai toks buvo mano tikslas. Tai gal iš to ir ta atmosfera kūrėsi po truputį, iš tokio, kad tu prisimeni kažką, kas tau pačiam yra miela, sakykime, iš studijų laikų, nes tie 2009 tai buvo mano studijų metai, kai aš studijavau, kad žmonės prisimintų pirmuosius skrydžius, kad prisimintų pirmą meilę, kad prisimintų kažkokius tai dalykus, ne tik, kad tai būtų ne tik apie pačią knygą, bet būtų kažkiek ir apie juos pačius. Jo, man tie, pavyzdžiui, nepaminėjau, 2009 buvo pirmi metai, kai knygų mugėje apsilankiau, iš Klaipėdos važiavom čionais. Mačiau Svarą gyvai pirmą kartą. Man čia buvo, knygos buvo neįdomu, bet Svaras buvo
ranką man paspaudė. Tai jo, man 29 dar buvo irgi, vat, man kaip komikui, tai su humoro klubu labai susiję metai yra, Lietuvoje užgimė komedija, tai vat, irgi man, kai man pradžiai pasakė, kad ar aš gyvenau 29 jau normalų gyvenimą saugusio, tai buvau paauglys tą metu, bet man tai buvo tokie lūžę metai labai. Tai... Šiaip labai juokinga. Šitą pristatymą turėjo pagal pirminį sumanimą vesti Paulius Ambrazevičius, bet jis negalėjo. Tai čia visur, tai būna, kur Paulius negali, tada mane siūlo. Tai tada pagalvojau, antrų numerių pagalvojau apie Iridą, nes jis labai fainas žmogus ir labai dėmesingas ir skaito, ir patinka labai jo podcastas. Ir rašau Iridui, taip skubu ir iš karto rašau nei labas, nieko, rašau, kiek tų metų. Ir aš tada turėjau teisinis, kad aš prisimenu tos metus pilnai gerai. Ne, tu ne taip rašai, tu rašai, o kas? Ai, nu jo. Nes, labai galim pagalvoti vairiai. Ir tada aš parašiau, nieko, tai netinki. Jo, šitą gal praleidau kažkaip, aš pamiršau. Tai... Taip, ir tada sakai, kad prisimenu 2009, atsiprašau už intarpą. Jo, tai tokį turiu klausimą tada susijusius su knygos siužetu labiau, galbūt su pačia knyga. Kodėl pasirinkai rašyti iš vyro perspektyvos, o ne iš moters? Visada man labai opus šitas klausimas, dėl to, kad būtent perspektyva buvo tai, kur aš daugiausiai sudeginau energijos rašydama šitą knygą. Nes aš pačią istoriją taip sučiapiau patį audinį, sučiapiau pakankamai greitai, žinojau, ką noriu pasakyti. Atrodo, šitie dalykai, kurie dažnai būna patys sunkiausi, man kažkaip labai po truputį buvo jau manyje kažkaip sugulę, atėję iš kitų tekstų, kurių nepublikavau, kažkas tai buvo, bet su perspektyva aš pakankamai... Tiems, kurie skaitė knygą, gal bus įdomu ir tiems, kurie dar neskaitė, galbūt atkreipsit dėmesį ar pagalvosite apie tai. Aš pirmą šitos knygos variantą parašiau iš merginos perspektyvos. Paskui, žinoma, aš neparašiau visos knygos, bet labai didelę dalį ir man kažkas nepatiko, man atrodė, kad ta mergina kažkokia tada į mane panašiai išeina, kad kažkaip viskas tos paslapties trūksta. Ir aš jaučiu nuo pat pradžių, kad noriu rašyti iš vyro perspektyvos pirmo asmeniu, bet bijojau. Todėl tada perrašiau trečių asmeniu. Ir tada kažkaip dar labiau nelipo. Ir tada pagalvojau apie tai, kad turiu ne vieną vaikiną ar vyrą artimam rate. Ir tada galvoju, aš parašysiu šiek tiek ir duosiu paskaityti, ar niekas neužkliūna, ar tikrai išeina man įeiti į tą vyro kūną ir vyro protą. Ir kažkaip jie sakė, kad viskas gerai, tai aš tada nusiraminau ir aš net dabar iš vis apie tai negalvoju, nors pirmas klausimas žmonių būna, kai tik pradeda skaityti, būna net parašo man, tai čia iš vyro perspektyvos, oho, kaip įdomu. Tai man svarbu buvo, kad patikėtų žmonės, kad vyras tai pasakoja, tai tikiuosi, kad tiki. Tai gerai, o jeigu mergina būtum buvus tu tarsi per daug, o kiek tame personaže, tarkim, vyro pagrindinėme yra tavęs? Žinok, daug pakankamai. Man atrodo daug. Nes, matai, tavo herojus, kai tu pasakoji, jo lūpomis pastebi tuos dalykus, kuriuos tu pastebi. Bet, tarkim, ten dažnai atrodo, kad tu pastebi iš kitų veikėjų dar labai, ten kitose veikėjose tavęs labai daug irgi yra. Kambariokose, pavyzdžiui, jo atrodo, kad tu esi visur tenais. Gali būti, taip, aišku, aš tos žmonės sugalvojau, jie nėra kažkokie prototipai žmonių tikrų, bet tiesiog tu galvoji, ką tas žmogus galėtų pastebėti. Tai pagrindinis herojus romano dirbo oro uoste ir aš visą laiką galvodavau, kad dirbti oro uosto man įdomiau, ten skrydžių valdymo centras, ten kažkokie pilotai, man nelabai įdomu, nes man per sudėtinga, aš nesuprantu. Bet, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie stovi prie rentgeno ir nuolatos visus šviečia, tada tie žmonės, kurie daro patikrą, apčiupinėja kiekvieną žmogų. Ir kurie mane kviečiasi pastovi kambariuką kažkodėl, tai kiekvieną kartą, žinokit, beje, varėm labai iš Amerikos, tai irgi čiupa mane. Dėl to, kad tu atitinkamas išvaizdas. Ko gero. Sorry. Tiesiog taip yra. Pavyzdžiui, mano kolega Origo Sanovo irgi nuolatos stabdo oro uostuose. Tai, taip yra. Tai, okei. Dažnai būna labai, kad kūrėjams, kai savo kūrinį vaiką paleidži į viešumą, tada pradaryti mintis, ką galėjai pakeisti, ateina genialios mintis, kaip galėjai ten gal kažkokį dialogą kitaip parašyti. Ar tau tai buvo, kad galvotum dabar, kad gal šitą vietą reikėjo kitaip parašyti ar pakeisti ką nors?
Labai juokinga buvo. Paskutinėmis akimirkomis man atėjo visos genialiausios idėjos ir jau tada, kai jau visiškas švaraštis, kur jau visi kalbos redaktoriai perskaitė, tai aš pasiėmiau, tai, nu gerai, ir pradėjau braukyti tiesiog lapais, perrašinėti. Tikrai Irma Laužikaitė, leidėja, mano neleis pameluoti. Dabar nematau tamsoje, kur Irma sėdi, bet jinai tikrai tą akimirką, manau, kad tarė apie mane porą žodžių leidykloje, nes turėjo tikrai pakankamai išvesti iš proto. Bet man kažkada vienas toks žmogus, kuris man tuo metu atrodė autoritetas, pasakė vieną tokią frazę, kad tu turi visada padaryti taip, kad knyga išeitų maksimaliai taip, kaip tu nori ir kuo mažiau klausyti visų. Tada dar buvau labai jauna ir nelabai gal supratau tai. Ir aš supratau, kad jeigu man norisi taisyti, nu ir nieko, nu ir padirbste žmonės ir nieko čia neatsitiks, nes tada jauties gerai. Bet tada, žinoma, atsiranda toks kitas niuansas dėl to, kad tu tada labai bijai, kad netyčia nebūtų likę kokių nors klaidų jau atspausintoje knygoje. Bet ne, sakė žmonės, viskas švaru. Tie, kurie skaitėt, neratot klaidų. Ne, aš šiaip labai tokius dalykus pastebiu, tai neradau irgi. Net antrą kartą skaitydamas, tai kaip ir nėra, ką dabar keistum, spėjai prieš išleidžiant pakeisti viską. Ne, aš labai laiminga, aš tiesą sakant, labai patenkinta šitą knygą, esu rami dėl jos. Man atrodo, kad kažkaip man buvo visai gera su ją būti, man ją buvo gera skaityti, kai skaičiau paskutinį kartą ir man nebuvo kažkokio labai ten didelio strioko ar tokių dalykų. Tai, ir kažkaip man labai tas fainai, kad kūnai ir jausmai susilietė. Šitas gerai. Tai gerai, čia toks labai standartinis klausimas, kiek laiko truko rašymas? Ilgai. Nu, taip prasme, čia yra viduj kažkokių tai idėjų, kurios yra užrašytos į knygutę, pavyzdžiui, prieš 7-8 metus. Jeigu taip žiūrėsi, tada perrašyta viskas daugybę kartų keista, ten labai daug visko, bet taip rimtai prie tos knygos aš dirbau apie 1,5 metų. Bet ne prie šito konkrečiai teksto, bet prie viso tekstų tokio didžiulio pluošto, iš kurių ta knyga paskui susidėjo. Tai taip, žinai, sunku pasakyti, bet paskutinius jau ten kokius pusę metų, tai aš tiesiog sėdėjau kiekvieną dieną. Labai daug sėdėjau, tikrai, daug dirbau. Pati knyga, aš kaip sakiau trumpai, yra apie 2009-uosius, bet iš esmės ir nėra jinai. Aš pasakau, kaip man atrodo, o kaip tu pasakytum keliais sakiniais, apie ką yra ši knyga? Man tai yra knyga apie žmonės, kurie troško skraidyti. Kurie norėjo, kur didžiausia svajonė, bent jau mano buvo, kai aš buvau 20 kelių arba kai buvau 19, buvo sėsti lėktuvą ir skristi kažkur. O taip nesigauna, nes pinigų nėra, nes krizė, nes tėvai tų kelionių kažkaip tai nesupranta. Tau staiga toks atsivėrė pasaulis, kur tu jautiesi jame toks labai mažas, tau labai norisi į užsienį, norisi bėgti. Na, toksai, tas visas jausmas, tai man atrodo, kad ta knyga yra plius minus apie tai, apie tą pirmąjį skrydį visomis gyvenimo prasmėmis ir pirmąjį skrydį kaip geografinį skrydį lėktuvu, pirmą skrydį kaip tokį didžiulį įsimylėjimą, pirmą skrydį kaip kritimą žemyn, kai tu prarandi viską, na, skrydis ir ne šiaip savo, ir tas toks gyvūnas, Jolita Vaitkutė nupiešė tokį pusiau gyvūną, pusiau lėktuvą, banginis iš vienos pusės, iš kitos pusės lėktuvas ir jis atrodo nei kyla, nei leidžiasi, nesupranti, tai man tie 2009-ieji ir yra apie tą jausmą tokį keistą, tarytum krytį, tarytum skrydį. O kada ir kur buvo to pirmasis skrydis tada? Į Škotiją. Bet 2007-aisiais mano buvo pats pirmas skrydis. Į Škotiją su 13 žurnalistikos studentų. Mama davė 50 svarų sterlingų, iš jų 20 parsivežiau po 5 dienų. Tai neklausit, kur nakvojam ir ką valgiam. Nes labai, nežinau, ar galiu viešai sakyti. Ne? Jo, kažkaip ir tuo metu šiaip labai buvo brangus skrydžiai bendrai. Ten iki, nežinau, 13-14, gal nežinau iki kada. Tai mes irgi vairuodam į Norvegiją su mašinom dažniausiai, o ne su lėktuvais. Ir dar šiek tiek minimaliai kontrabandos tekdavo, vieš, kad atsipirktų kelionę. Tai jo, nes ten kainuodavo, ta prasme. Mes veždavom irgi truputį. Pusę mėnesinio atlyginimo, tai ten gal daugiau dar, tai jo, nesididžiuojam, bet tai buvo. O gerai, kodėl tada būtent 2009-ieji, o ne tarkim 2007-ieji ar ne 2004-ieji metai, kaip, pavyzdžiui, mes įstojome Europos Sąjungą ar į Šengeno zoną? Žiūrėk, tai 2009 metais mes nuvertinę esam šitos metus, nes čia tiek man įdomiausi patys metai. 2009 metai šauna fejerverkai Vilnius Europos kultūros sostinė.
Visur gimsta Vilnius visokiose netikėtose vietose meno kūriniai, kurių žmonės nesupranta. Kažkaip. Vamzdis. 2009-aisiais pastatė vamzdį prie Neries. 2009-aisiais krizė. Didžiausios riaušės prie Seimo. Reklamos ten kokios ėjo, ten visi taupė, atleidimai iš darbo, ta krizė jau tokia užaugusi. Mes studentai tiesiog sėdam į Rainierą ir skrendam kažkur. Ir man šitą taip paradoksalu atrodo, kad tais pačiais metais tiek visokių dalykų įvyko, tai man atrodo, kad tie metai buvo tikrai labai, labai ryškus, bent jau man, jie buvo vieni įdomiausių metų to tokio viešosios erdvės prasme ir vieni įdomiausių gal man pačiai ir kaip žmogų, nes tu tampi po truputį suaugusiu žmogumi ir pradedi atradinėti iš tikrųjų pasaulį, tai turbūt dėl kelių priežasčių. Man atrodo šiaip, kad tie 2-9 buvo labai ir toli ir netoli jie tokie, to pačiu 15 metų, gal čia atrodo taip nesenai, bet mes per tos 15 metų, nežinau, pragyvenom kaip 50 metų Lietuvoje, čia pasikeitė viskas ir atrodo tarsi nebuvo Facebooko, tai Facebookas tik atsirado, visą kitą, tai čia dar pakalbėsim vėliau truputį, daug ko nebuvo labai, tai jo, supratau, ačiū už atsakymą labai. Jo, tai kaip tu konkrečiai pati prisimeni šį laikotarpį? Kokie tau tai buvo metai? Vat plius minus pasakai, bet koks tavo buvo, nežinau, bendras jausmas galbūt tuo laiku, vat, tu buvai studentė, norėjai skraidyti, galbūt negalėjai tiek daug skraidyti, negalėjai galbūt sauliaisti visko, ko norėjai. Aš visai galėjau sauliaisti dėl to, kad aš jau tuo metu dirbau populiariame žurnale ir gaudavau algą ir tą algą visą praskraidydavau. Kur norėjai? Kaip sakai? Ar visur, kur norėjai? Nu taip, Rainerės, aš atradau Rainerę labai gerai, aš ten juo gerai išmokau naudotis ir kai buvom susitikę žodžiu, tuo metu Makalius, kuris yra dabar vienu turtingiausių kelionių organizatorių, tai jisai irgi pradėjo nuo to, kad rašė savo blogą, dėliojo visokius žmonėm patarimus kelionių, kad tu Rainerų nuskrisk į Getviką, tada iš Getviko persisk ir nuskris į Lisaboną. Tai aš irgi taip darydavau, tik tai nerašiau blogą ir netapau milijonierė, kaip jisai, žinai. Tai toks truputį nusivylimas, bet aš tai tokį, žinai, atsimenu, aš šiaip labai vėlai pakankamai tapau laisvu savyje žmogumi, gal tik tai 30 maždaug. Aš tai atsimenu tą tokį, kad aš niekur niekada nepritampu, nu niekur niekada man niekas nesigauna, toks jausmas. Ir man atrodo, tai aš dar turiu vilties pusę metų, iki 30, kad pritapsiu kur nors, man dar pusę metų liko, nes labai panašiai jaučiuosi. Sorry, pertraukiau. Viskas gerai, nu kad tu darai ir tau nieks nesigauna, žinai, toks kažkoks jausmas, atsimenu, kad, nu, bet kas, viskas kažkaip ne iki galo. O, kaip tik atėjo kolega, kur paminėjai, kad tik, Orijus. Taip, labas, Orijau, kaip tik ką tik tave minėjau. Tai tas tu toks, kad nesigavimas, kad tu kažkur turi įsirašyti į kažkokią tai atseit kompaniją, kažkokią tai vietą, tu kažkur turi pritapti, bet tu nieko iš vis neišmanai ir nieko nesupranti. Tai būtent toks tas jausmas, tokia frustracija kažkokia, kaip ir knygos šitos herojų, irgi frustracija, kuris nežino, kur aš čia turiu pasidėti dabar. Na gerai, tarkim, man 2009 metais buvo tokie įvykiai, kur mano pirmoji meilė išvyko gyventi į užsienį, paliko mane, patyriau pirmąjį blackoutą, vartodamas alkoholį. Kas dar buvo, bankrutavo Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris beveik bankrutavo tais metais, Lietuvos rinktinė ten tragiškai pralaimėjo, tai man tie irgi visi metai tokie, su tragedija tokie labai siejasi. Ir aš galvau, ką aš atsimenu apie tuos metus, tai man viskas, ką aš atsimenu, yra, kad žiema žiauriai šalta ir tamsu visą laiką buvo. Bet taip ir buvo, žinau. Atrodo, kad ta žiema truko pusę metų tada tenais, nežinau, man tokia, tos gatvės tamsios, tokios neapšviestos, nevalytos dauguma ten Klaipėdoje bent jau buvo, nežinau. Tai Vilniui tuo labiau, aš kai atsimenu, pavyzdžiui, riaušių prie Seimo orą, tai praktiškai per orą nesimatė riaušių net. Nu rimtai, arba jūs atsimenat ferverkus Vilnius Europos kultūros sostinė, tai neatsimenat, nes jų nesimatė per rūką. Tai tiesiog, taip, nu tiesiog ten buvo tamsa, tokia tamsa ir tokia net gliti tamsa ir rūkas visur. Jo, aš dar tais metais vėjaropais susirgau ir vos nemiriau. Ir irgi tokia... Ką? Kuo tu nenugirdau? Aš labai vėlai vėjaropais susirgau tais metais ir vos nemiriau. Tiesiog iki dabar pasiekmes jaučiu. Tai tokie 2009 metai buvo. Dar turėjau, pasirodo, problemų su širdintais metais, man atrado, tai turėjau mes krepšinį irgi, nežinau, kažkokie įdomus metai buvo labai. Tu čia rašai Facebook'e, kad tau neseniai rado kažkokią ligą. Nu tai nuo tada ir ieškojo tikriausiai, tai nežinau, man dabar rado, tai nežinau. Ja, man randa lygų dažnai, tai aš nepasakosiu, gal čia daugiau aš. Tai kas tau, pažiūrėjau, nutiko tais metais, galbūt aplink juos, ką labiausiai atsimeni?
žinau, kažkokiu tai daug visokių keistų dalykų buvo susijusių su žiniasklaida, dėl to, kad aš tuo metu dirbau populiariam žurnale ir su kolegomis darydavom visokiausias nesąmonės, nes ko aš neturėdavau laiko eiti gerti alaus su kitais studentais, nes aš tiesiog važiuodavau darbą, bet atsitikdavo visokių tai labai keistų dalykų. Pavyzdžiui, viena kolegė, tokia Birutė, man kažkada sako penktadienio vakaras ir jinai sako, Akvilė, sako, aš kažkaip pagalvojau, gal tu galėtum mane palydėti į svingerių vakarėlį. Aš sakau, žinoma. Ir aš galvojau, kad tai bus kažkoks dalykas, kur atseit svingerių vakarėlis. Ir mes nueinam į Men's Factory ir ten stovi 2 apsauginiai ir jinai man taip jausi, sako, susikiškit triusikus telefoną, nes negalima prasinešti. Ir aš suprantu, kad ten rimta yra, kad visa tai yra tikra. Ir aš vaikštau, atsimenu, žiūriu, aš bijau ten būti, aš atsimenu, man siūlė alkoholio ir aš atsisakiau to alkoholio, nes bijojau būti išgėrusi ten, nes aš galvojau tikrai, kad man kažkas blogas atsitiks. Tai tokia, žinai, nustebimo laikas. Bet man, pažiūrėjau, to pačiu, kai klausau tavęs, tarkim, 2.9 Vilniui ir 2.9 visoje likusioje Lietuvoje buvo visai kiti metai, nes Vilnius, ta prasme, jūs į Europą atėjote žymiai anksčiau negu mes. Ta prasme, kodėl tu sakai jūs, aš iš Ukmergės? Jo, bet tu jau gyvenai Vilniui nuo kelintų tu Vilniui gyvenai. Aš tik 2007 atvažiavau į Vilnių. Aš realiai net nežinojau, kur normaliai troleibusai važinėja tais 2009. Ne, nes aš klausau tokių daug dalykų, tai, pavyzdžiui, ten kokie Klaipėdai, ten jis atėjo 2015-2016 metais, ką rašy knygoje, ten apie hipsterius, pavyzdžiui, apie hipsterių kultūrą. Tai labai atėjo pavėluotai pas mus viskas. Tai man atrodo, kad čia ne apie 2.9 kartais, o apie 2.14, pavyzdžiui, metus, nes aš gyvenau truputį vėliau išgyvenau šitą. Tai dar prieisim prie šitų visų subkultūrų ir panašiai. Jo, tai vienas didžiausių paradoksų knygoje yra, kad Vilnius buvo Europos kultūros sostinė, bet to pačiu bankrutavęs miestas, niūrus, šaltas toksai, nežinau, gatvės apšviestos, kas trečių žibintų buvo. Kokių dar buvo paradoksų, gal kur į knygą nepateko, arba pateko, bet mažiau aprašė jos? Buvo toks labai keistas įvykis su atleidimais iš darbo. Tai buvo viena tokia diena, kada aš nuvažiavau į žurnalistikos institutą ir jeigu prie tavęs prieina ta moteris iš administracijos, niekada tai gero nežada nieko. Ir ta moteris iš administracijos sako, jūs Kavaliauskaitė? Sakau, taip, sako, einam su manim. Ir pasirodo, kad aš turėjau pasirinkti kažkokius laisvuosius dalykus, aš nepasirinkau tų dalykų ir manęs ten netestuoja ir metų iš universiteto. Taip automatiškai, nes tu nesurenki kreditų. Aš taip nuliūdau, tada nuvažiuoju į darbą, ateina direktorius į kabinetą, sako, visi į susirinkimą, etatų mažinimas pas mus. Ir čia taip per vieną dieną. Tai prasme, tai tas turėti ir neturėti buvo taip šalia. Kažkoks, turi, neturi. Ir dar atsimenu šiaip, kad, tiesiog, didesnį įspūdį darydavo kažkokie tai daiktai. Pavyzdžiui, Zara buvo man brangi parduotuvė, tiesiog. Ir dabar šį brangi parduotuvė, turint omeny, ką 20 eurų, ne tokia brangi. 20 eurų? Ja. Solidu. Tai tokie, žinai, tokių daug kažkokių tai tokių neaiškų dalykų. Ir aišku, visokios meilės, visokie santykiai, visokie barai. Prasme, tu eini į vietas, kur maždaug galėtum save identifikuotis, ne tai su ta vieta, bet iš tikrųjų niekiek nesidentifikuoji. Ten ateinu į kokią nors ten ŠMC kavinę, ten vakarėlis, ten visi, žodžiu, visi kažkokios muzikos klausė. Minimal Mondays, nieko nesuprantu, stovi, tiesiog žiūriu ir galvoju, man čia tai turi patikti dabar. Kažkodėl taip atrodo, žinai. Tai dar apie tą hipsterių kultūrą, nes ten paminėjai ir kaip ir minėjau, Klaipėdai gal netėjo vėliau truputį, negu čia Vilniui. Kaip atrodė tuometinis Vilniaus hipsteris? Ką veikė jisai, ką darė? Man buvo labai keista, kai jisai rašė, kad vaikščia prisirišę podelius prie rankų žmonės kažkaip tais. Kad podelius prie rankų kažkaip tai. Ar pasiėmė savo podelius, ar prisirišę jos būdavo kažkaip tais? Taip, nes tada tik atsirado kofeinas ir visi pamišę buvo ir būtinai tu turi vaikščioti su to kavos podeliu visur. Ir... Čia buvo metafora, nebuvo prisirišę. Okay, tau gal tikrai trečią kartą reikėjo pasakyti. Okay. Tai ne. Ir tiesiog visi vaikščiodavo su tais podeliais ir kofeino lipdukais apsiklijuodavo savo MacBook kompiuterius, kuriuos turėjo 2 gal žmonės Vilniuje iš viso. Tikrai, nieks neturėdavo, labai brangu tai buvo. Aš tai atsimenu tą tokį hipster kultūrą, tai kaip tokį kažkokį tai dalyką, kur man nepasiekiamas. Kur
kur aš niekada taip neatrodysiu, niekada nesuprasiu ten jų to skonio rafinuotumo, nes aš biškai tyliai kelias iš žvaigždės dainų tarp paklausau, žinai, ramie. Aš iki šiol kartais pasijungiu. Aš su Begi geras draugas esu, tai reikia man. Jo, aš kaip tik, kai važiavau taksi į priekį su Raimundu, tai grojo ta kaip du kardu ir labai buvau laiminga. Tai, žinai, kelią iš žvaigždės biškai paklausai, tada vis tiek tokia, nu, žodžiu, tavo visiškai nesusiformavęs skonis yra ir tau ką pasako, tą klausau. Mes su Orium sėdėdavom vienam kabinete, tai Orius ką pasakydavo, kad klauso, aš tą patį iš kartais įjungiu ir klausau ir viskas. Bet man šiaip labai keista, nes tu man atrodydavai vis tik tokia, kuri žino, ką daro, kuri ten turi savo skonių stilius, kuri, nežinau, labai užtikrinta, labai keista, kad tu kažkokia tokia buvai. Nu, aš nesu kažkokia labai užtikrinta, nu, bet aš dabar, jeigu kas nors man nepatinka, tai aš turiu teisę savo bent pasakyti, kad nepatinka, aš tada abejodavau, tiesiog man nepatinka ir galvoju, nu, ne, negali būti, čia geras dalykas, negali nepatikti tau. Mes turim čia, kadangi laikas čia yra kaip čia ribotas, tai turim paruošę šiek tokių video iš to laikotarpio, kuris labai gerai atspindi tą knygos nuotaiką vis ir panašiai, tai nežinau, galim truputį paleisti tokiam mini nepertraukėlį, bet atsipalaidavimui. Nu, čia 30 sekundžių. Jo. Tomai, galit paleisti pirmą video? Jo, pirmą, kur dainuoja. Čia viskas išėjo 2009 metais. Tai moteriškos pėdkelnės? Šilčiau, nors iš tikrųjų goda tu klysti. Krizė tai mano švogerkos pažįstama. Labai papiktinta vieniša moteris. Bijokim krizės, tai ką, pasimelskim? Tai sukalbam poterius. Krizė, krizė, krizė. Kai grįšit namo šiandien, tą dieną girdėsit. Prieš miegą, garantuoju jums. Ir rytoj vėl girdėsit. Prisimenat šitą? Net nesat matę, ne? Žiūri gėdingas dalykas. Labai keista, kai mes atsiminėm labai skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, pamenat, buvo toks posakis, čia turtingiams krizė, o mums pizė. Tai, pavyzdžiui, Akvilė neatsimenu, aš tos dienos neprisiminiau. Aš pirmą kartą išgirdau iš tavęs. Paskui klausiu vyro grįžus namo ir jis atsisuka, sako, nu. Ja. O šitą gabalą nebuvau girdėjęs, iki kol neparodytų mane. Čia yra žmogus beje salėje, kuris montavo šitą. Man prisipažinom. Jo, tai turim dar keletą video, tai galim antrą paleisti. Welcome to this year's capital of culture, Vilnius in Lithuania. On the banks of the Neris, the frozen river which runs through the city, Mindaugas Navakas, one of Lithuania's most famous sculptors, puts the final touches on his latest work of art. Though the city's had to cut its budget in half due to the world financial crisis, creation is in full boom. 900 works have been ordered. 3 million visitors are expected. That's the equivalent of the entire Lithuanian population. At the town hall, the mayor is in a hurry. Obviously, the crisis has hit all Toks the meras cities. buvo dar Cultural Vilniui. capital is not meant to promote art, but to promote the city's culture and its globality. Because Vilnius is the first former USSR city to be given this award. Labai įdomus vaibas, nežinau kaip pasakyti. Bet, žinok, man knygos vaibas va yra grinai, žinokit, va taip, va ką matėt, tie apsnikti Neries krantai, vamzdis, kur visi kalba apie vamzdį. Ir tada, kad čia Vilnius Europos kultūros sostinė, bet viską reikia taip ir negaliu varyti. Nu, taip ir negaliu. Nu, sakau, toks va jausmas, kad kultūra ir skurdas viename kadre visada. Aš pamenu tuo metu, kai Klaipėdoje dar gyvenau, tai labai nekenčiau Vilnius, nes taip pasme ten, vyksta šventės kažkokios, o mes ten visi vargšai kitoje Lietuvoje gyvenam, negu jūs. Kodėl tu vis kompleksuoji, kad tu šitas Klaipėdas, viskas gerai? Ne kompleksuoju, tuo metu taip atrodė man. Aš buvau riaušininko pusėje, kad Seimą nuversti. Mažai metų buvo man, negalit pykti. Galim trečią video paleisti. Tai čia bus apie konkrečiai paminėtą tavo vieną iš... Kalbinti Vilniečiai buvo vieningos nuomonės. Jūs suprantate šį vamzdis, čia yra paprastas griauzdas, padarytas iš medalinio vamzdžio. Iš tikrųjų, man tai čia nesąmonė. Čia paliko rūdyti dabar tą metalą. Aš galvojau, kad statys kažkokį tiltą ar dar kažkas, kad čia konstrukcijos dalis, kad čia bus kažkas statoma, bet po to pasakė, kad čia yra menas. Tai ne menas čia. Menas turi gražiai atrodyti. Nu, aš supratau iš karto, kad čia menas. Galvoju, kad čia tikrai gal fekalijos gal. Man labai patinka.
Gerai, kad dar nesmirdi prie tavo anksčiau. Man jisai pradėjo patikti tas vamzdis, nežinau kaip jums. Aš ten kaip bėgioju, man jisai fainas yra, nežinau kaip jums dabar. Aš esu visiškai vamzdininkė. Nu, aš už vamzdį visom įmanomom prasmėm, tikrai. Jo, turim dar 2 video, tai galim 4 paleisti. Nevaldoma minė į langus mėtė kiaušinius ir sniego gniužtes. Valinskas ir Vagis skandavo kelių tūkstančių minę prie Seimo. Mažina mums, kodėl jie mažina mums pinigus? O kiaušinių atsinešėt? Jau nebėra jų. Čia visi mėto, kas tik turi. O kodėl? Kodėl? Pikti ant valdžios. A manot, kad tai padės? Aišku, padės. Padės, tik tai padės. O ką, tylėti? Ten buvo kiaušinis į galvą Zoko, jeigu nematė, tai visą laiką linksma pažiūrėti yra būtent tą epizodą. Ir turim tokį gal depresyvesnį, truputį pabaigai video vieną. Ne, aš palauk, aš tavęs noriu paklausti. Ir jūs savo atsakykite klausimą, kur jūs buvot per riaušes prie Seimo? Klaipėdai. Sakai, kad čia yra Lietuvos 9/11, ne, kur visi atsimena, kur buvo. Ar... Taip, tikrai visi turės prisiminti, kur buvo per riaušes. Mes per riaušes, kadangi dirbam pramoginiam žurnale, tai darėm rubriką Riaušių stiliukas. O dar yra likę kažkur tais foto ar kas nors būtų įdomu? Visi meldžiasi, kad nebūtų. Nežinau, man atrodo, nėra. Jo, tai turim dar vieną, tada 5 video, tokį truputį depresyvesnį. Čia reklama. Netekti darbo panašu į pasaulio pabaigą. Gerai, kad dabar galite paimti pertraukėlę ir pataisyti padėtį. Praradus darbą, asmeninio plano vartotojai net 6 mėnesius kalbės nemokamai, visuose tinkluose ir be įsipareigojimų, kad kitas darbdavys galėtų paskambinti. Omnitel. Žmonės kalba. Man tai čia yra visiškas surrealizmas, nežinau, kažkoksai... Tai, krizė tikrai jautėsi. Dabar va, tokia reklama, kad neegzistuotų. Tai tu galėdavai pusę metų kalbėti nemokamai, tiesiog, jeigu darbą praradai, ar kas čia buvo? Taip, jeigu tu prarandi darbą, tai tam, kad tu neišeitum iš Omnitelio, ta Omnitelis duoda pasitaisyti pusę metų. Nežinau, dar gal kažką turi panašaus paminė, bet kas buvo iš tokių crazy dalykų, nežinau, nes... Šiaip, beje, knygoje yra, kas priskaitysit iki pabaigos ir yra Sidro reklama, tai ta reklama yra tikra. Ir jeigu susivesit į YouTube Sidro reklama 2009, jūs tą reklamą pamatysit. Tai šiaip, tuo metu, beje, reklamos, ta rinka buvo tokia įdomi labai, dėl to, kad labai buvo daug tokio kūrybiškumo ir labai daug drąsos. Ir viešoje erdvėje, aš kai dariau visą tyrimą knygai, kur rinkau apie tos 2009, ten daugybę dalykų, kurie net nepateko į knygą apskritai, kaip ir visi šitie video, kuriuos čia matot. Aš juos pažiūrėjau tada, išsisaugojau, galvojau, tikrai prireiks kažkam, bet jie iš principo tu jų niekur nenaudoji, nes tavo knyga nėra kažkokia 2009 dokumentika, ten tiesiog tie 2009 yra tik tai fonas, ten iš viso pusė veiksmo šiaip Norvegijoje vyksta, jeigu ką. Bet... Nespoilinkim per daug gal. Atsiprašau, jo. Bet... Tiesiog neįtikėtina, kaip pasikeitė mūsų savimonė per visą tą laiką. Dėl to, kad kiek žmonės daug gėrė alkoholio, viešpatė. Požiūris į moteris tragedija. Šiaip yra video daug iš naujų metų, visai būna įkelta, pavyzdžiui, YouTube, ten, tarkim, iš 9-7 metų, tai galima pamatyti, kaip pasikeitė, nes žmonės, ta prasme, iš veidų kitokie dabar yra žymiai laimingesni, tvarkingesni gerokai ir tikriausiai mažiau gerintis, nežinau, irgi. Bent jau slepiasi gerdami, žinai. Bet kaip moteris buvo rodomos, kiek buvo seksizmo, kiek, visiškai toks neįtikėtinas dalykas. Mes čia dabar gyvenam tokioj šiaip švarioje aplinkoje. Mes čia nuolat sakom, kad čia Facebooko srautos, čia kažką, nebuvo tai blogai. Nes kas atsidurdavo ant žurnalų viršelių, kokie tekstai ten buvo. Pavyzdžiui, ant vieno žurnalo viršelio buvo paantraštė kažkaip ten Ingridos laisvalaikis su 7 jos vyrais. O apie ką ten buvo? Apie Ingridą šeimai? Man atrodo, kad tai ne... Jos su Kubilium Landsbergiu, žinai. Būtų juokinga visai. Bet aš nemanau, kad tai turėjo laisvalaikio tuo metu. Tai...
Nes, gerai, nesakysiu nieko, nes... Nepasakyk, nes aš nematau, kur tu eini. Aš labai myliu Ingridą, beje, mėgstu, labai nuostabi dėstytoja mano buvo, tai nieko blogo negaliu pasakyti. Nesakykim nieko blogo. Šito renginio pavadinimas yra susijęs su gėdingiausiais 2009 metų įvykiais. Kodėl pasirinkai būtent gėdingiausius įvykius ir tą temą? Nu, nes viskas taip iki galo neiššauna. Sakau, ferverkų nesimato, kažkokia tarytum gėda, gėdinimas, tada tas, kur per riaušes šaukia gėda, žinai, toks taip va... Nes aš pradžiai galvoju, kad čia apie mūsų gėdingiausias bus įvykius, tai prasme... Bet tu papasakok. Ne, tai aš pasakau, turėjau pirmą tokį blackoutą geriant vadinamą, kur nieko ne... Nu, žodžiu, ten buvo dalykų, buvau paliktas gal netgi 2 kartus iš tikrųjų prisiminiau, tai merginoje... Kitos merginos paliko. Ne ta pati viena. Tai... Bet jo, man gal tada prasidėjo tie gėdingiausi įvykiai nuo tada. Nuo visų išgėrinėjimų ir panašiai. Tai... Nu, tai fantastika tiesiog. O šiaip, aš prisiminiau šiaip gėdingą dalyką, kuris nesusijęs su knyga. Galiu papasakot? Bet net ne man atsitiko. Drąsiai, čia tavo pristatymas knygos. Tai... Aš nesuprantu, kodėl dabar sugalvojau jums papasakoti šitą, bet papasakosiu. Aš, kai buvau paauglė, lankiau šokius, tokius, kur po vieną merginą šoka bet ką. Ir mus pasikvietė toks ponas iš tokio santarvės fondo ir sako, mergaitės, man reikia 2 mergaičių, kurios būtų baltai apsirengusios ir šoktų aplink ordiną, kai mes teiksim santarvės ordiną. Ir mes apsirengusios su tokia drauge šokom, žodžiu, veiksmas toks, nuvažiuojam kur nors į didelį miestą iš Ukmergės, pas kokį nors nusipelniusių žmogų, ten pavyzdžiui, kokį nors ten režisierių Banionį, atsimenu ten dar kažką. Ir viskas vyksta taip, sueina delegacija, yra labai daug žmonių, yra furšetas, yra tas žmogus, mes atnešam tą ordiną, šokam ratu aplink ordiną ir tada taip klaupės ant kelių ir duodi tą ordiną ir tada iš mano rankų paima fondo pirmininkas tą ordiną, uždeda ant kaklo tam žmogui ir viskas, mus pamiršta tas mergaitas, kad mes iš vis buvom. Ir vieną iš ordinų mes teikiam Valdui Adamkui ir šitaip atsidūrėm prezidentūroje. Pirmą kartą gyvenime buvau prezidentūroje, man buvo kokį 15 metų. Ir mes vėlgi apšokom ordiną, taip kaip priklauso, prezidentiškai. Ir tada įteikė tą ordiną, o po to buvo furšetas. Ir mes stovim su tą pačią drauge ir valgom riešutus. Nes mes vaikai dar ten nėra, ten pilna alkoholio, visokių tetų, mums ten nei prie ko viskas, ten paauglės. Ir žinoma, prie mūsų prieina prezidentas. Ir jisai sako, labai gražiai mergaitės šokot ir ištėsi ranką paspausti. Aš ištėsiu ranką ir paspaudžiu ranką prezidentui, o mano draugė su ta ranka riešutus valgė, tai neim riešutų į ranką. Kokia buvo reakcija jo? Aš nelabai atsimenu prezidento reakcijas, bet aš tik atsimenu, kaip jinai visą kelią iki Ukmergės verkė. Aš irgi verkčiau, jeigu tai padaryčiau, tai... Tiesiog, verkia, klykia visą kelią. Prezidentui ranką. Nes dar kažkas pasakė iš suaugusių paprotino, kad čia prezidentui taip nemandagu, tai jinai ten iš vis praradas. O jis, bet jis paėmė jos, pasme. Taip, jis paėmė jos, viskas gerai. Jo, tai gal dar truputį apie knygą ir apie patį Vilnių. Pakalbėjome apie hipsterius, bet, pavyzdžiui, koks buvo to meto Vilniaus jaunimas apskritai? Kokios buvo, pavyzdžiui, jų svajonės, darbai svajonių? Nes mano galvoje tai visi norėjo būti didžėjais tuo metu ir reklamšikais. Nu, bet taip ir buvo. Prasme, reklamšikas buvo kažkas labai kreatyviško ir labai hipsteriško. Nu, dirbti reklamos agentūrai. Man tai iš vis atrodė tuo metu, kad tie, kurie dirba reklamos agentūrose, tai iš vis man nepasiekti tokio dalyko. Kad ten iš vis yra, kad turi pereiti jau atranką, kad tu ten patektum. Tada ar didžėjais norėjo būti, tai taip, dėl to, kad taigi klubai, visi Gravity ir panašiai, naktinių klubų tuo metu buvo daug. Aš žinau, kad buvo daug naktinių klubų, ne dėl to, kad ten labai eidavau, man niekada pernelyg nepatiko, bet aš tada žurnale turėjau renginių rubriką ir žinojau, kokie klubuose kur kas vyksta. Tai šitas turbūt buvo ir toks, nežinau, labai... dabar mes visi paprastesni esam. Tada dar puošdavomės labai. Dabar, dar prisimink dar tokį dalyką, kad buvo toks White Future renginys, kur labai daug žmonių baltai apsirengusių sueidavo į vieną salę. White Sensation, man atrodo. Atsiprašau, yeah. White Sensation? Bet žinote, apie ką kalbu, kur visi baltai apsirengia ir klubinė muzika groja ir 2 paras neišeina iš kambario visi.
neteko būti, bet esu matęs žmonių, kurie varo. Tu vaikaliukas dar buvai. Bet būdavo, Hebra varydavo iš Klaipėdos, jau baltai apsirengė visi man į Vilnių, ar Trakuose būdavo, kur jisai, ar ne. Trakų pilį, man atrodo. Jo, tai varydavo baltai apsirengė iš Klaipėdos, tai man keistai atrodydavo, kodėl negali ten persirengti, bet pati esi minėjusi, kad 2009 buvo tokie paskutiniai tikri metai, kai dar interneto buvo tiek, kiek jo reikia, ne per daug, ne per mažai, tokie žmonės buvo dar truputį naivesni, paprastesni, gal irgi tarpais. Kodėl, tavo manimu, tai buvo tikri metai tokie paskutiniai? Aš rimtai tuo tikiu, kad būtent, matai, kas atsitiko, 2010 metais atsirado Instagramas ir mes pradėjom jau kaip durniai vaikščiot visur taip su telefonais. Mes nevaikščiodavom, taip ir nebūdavo. Netgi jeigu tu ir turėjai, netgi tą smartphone'ą, tu taip nedarydavai, bet nuo Instagramo būtent taip prasidėjo. Kad viską reikia fotkinti, visi tapo fotografais, pradėjo viską fotkinti, tada, kadangi tau reikia sekti laikus, tai tu nuolatos žiūrėti tuos telefonus ir taip toliau. O dar 2009-aisiais Facebookas, ten appso niekas, mažai kas turėjo, net tam būdavo desktop dalykas, kur tu pasižiūri, sukelia iš atostogų grįžę draugai nuotraukas, tu turi ten 112 Būdavo, pažiūrėjau, po vakarėlių, nekeldavo per vakarėlį, kaip dabar storius, o sukeldavo visą albumą po vakarėlį, tiesiog viešai. Taip, su raudonom akim, viršiukų tokių daugybę. Ir man čia labai gaila, nes aš turėjau tuo metu Facebooką labai aktyvų, labai gėdingą, bet aš ištryniau jį vėliau ir nuo 2014 naują turiu, tai be visų gėdingiausių savo nuotraukų ir momentų. Tai labai gaila. Man tas pats irgi buvo, per mano gimtadienį kažkas atkirto mano Facebooką pavogė ir man irgi netekau dalies archyvo didelės. Dėja. Gerai, dar mes laikas mus čia spaudžia labai, tai pataisyk, jeigu klystu, bet šiaip knygoje, ypač pradžioje, yra nemažai tokios paslėptos ir atviros kritikos tuometiniam lietuviškam, pavyzdžiui, kinui ir kūrėjams, tokiems dėdams, kurie apsimesdavo, kad ten viską supranta, nors ten nesąmonę šnekėdavo ir darydavo. Ar manai, kad tuo metu buvo daug tokio apsimestinio išmanimo tarp Lietuvos kūrėjų, kultūrininkų kažkokio tais, ar čia man tai pasirodė, skaitant? Ne, tai čia herojė sako taip, tai čia man tai taip tikrai neatrodo, man atrodo, kad visi darė ir kūrė taip, kaip tik tai galėjo. Ir ten tai, kad mes neturėjom kažkokio tai kino, tai dėl to neturėjom kino, nes neturėjom iš vis pinigų. Tiesiog neturėjom pinigų, neturėjom žinių, neturėjom finansavimo, tai čia visiškai, ne tai yra. O jeigu pasisekė ten keliem dokumentalistam truputį išeiti į pasaulį ir parodyti ten tos Lietuvos, tai manau, kad ten viskas super. Aš tai prasme nemanau, tiesą sakant, iš viso, kad Lietuvos meninis laukas galėjo pavaryti geriau negu pavarė. Nes mes labai mėgstam ant savęs čia paloti, kad va čia lietuviškas knygos kažkokias neįdomas, bet kai paskui paklausė, kada paskutinį kartą lietuvišką knygą skaityti, tai sako, kad ten sovietmečių. Tai čia toks, kur... Čia lygiai taip pat mes kažkada kažkoks žmogus sako, lietuviškų filmų, tai aš nežiūriu, kokie blogi, sakau, kokį tu paskutinį kartą matei. Nes, pavyzdžiui, mes su vyru pažiūrim visus lietuviškus filmus, kurie išeina. Ir jie yra, tikrai ne visi blogi, toli gražu. Tai, ne, man tai atrodo, kad reikia šiuo atveju nevaryti, o labiau palaikyti, pirkti, eiti, kinant. Ta prasme, kuo daugiau tą kultūrą maitinti patiems iš savęs, nes lietuviškos mūsų kultūros užsieniečiai neprimaitins. Mes turime maitinti savo kalbą, savo žmonės ir savo kūrėjus ir gerbti, o ne rašyti piktus komentarus jam, kad šūdas, o ne knyga. Tai va, tai nerašykit tokių. Nice. Jo, čia tikrai verta plojimų. Ir dar pabaigai turiu keletą klausimų. Yra tokia teorija, kad, pavyzdžiui, per įvairias krizės, karus ten ar po jų atsiranda labai daug kūrybos. Tai žmonės labai pradeda kurti. Tai, leis filmus, dainas, knygas rašyti. Ar manai, kad 2009 metai Lietuvai paskatino kažkokią, pavyzdžiui, kūrybą? Nes, kaip minėjau, atsirado humoro klubas, stand-up komedija Lietuvoje kaip žanras. Va tuo metu būtent, manau, atsirado ir filmų daugiau po to labai ir tiesiog knygų pradėjo eiti vieną po kitos. Ar manai, kad tai turėjo įtakos kažkaip tą krizę, tai išgyvenimai visi? Manau, kad, nežinau, žinai, kiekviena kažkokia tai tokia perversija visą laiką turi kažkokį tai užsifiksuoja. Tik tai man tai atrodo, kad, supranti, kas yra, per krizę nieks neturėjo laiko kurti, per krizę reikėjo važiuoti Angliją ir Norvegiją ir pinigų užsidirbti, žinai. Dabar jau, kai praėjo laikas, jau galima reflektuoti tą laiką ir tada ir randasi kažkas. Čia prieš 5 metus pradėjo žmonės, užaugo ta karta, kurie buvo jauni ten 90-aisiais, ar ne? Tai pradėjo rašyti knygas apie tai, ten išėjo Malalietka, išėjo Pietinė kronikas, ar ne? Aš jau imu savo įdomesnį, žinomesnį laiką, čia 2009-ieji, krizė, Vilnius Europos kultūros sostinė ir panašiai. Tai mes pamažu ir aptarsim viską, po truputį. Gerai, ir tada apie ką bus tavo kita knyga? Ir
Apie COVID-ą. Ne, juokauju, tikrai ne. Tikrai. Ar turi idėjų kažkokiais bent jau krypti, ar kažką tais... Visada turiu ir tai erzina. Dėl to, kad tu visą laiką turi ir atrodo nori dar daryti, bet tu žinai, kad turi ir sau duoti ir tom smegenim. Nu, kad kai parašai knygą, smegenyse visiška krizė ir bankrotas ir tau reikia iš naujo pridėti ant biudžeto, kad paskui galėtum versti tai. Aš tik priminsiu visiems. Krizė. Pamatysit. Ja, pamatysit šį vakarą. Tai ką, mums laikas ir baigėsi tikriausiai jau. Nežinau, mes galim čia... Dabar atrodo, kad tu tiesiog iš šito pasaulio, kad ten išsirašyti. Kas taip? Atrodo, sakai, mūsų laikas baigėsi, tarytum iš šito pasaulio. Aš nežinau, ar nebus, kad čia vėl... Viskas, mūsų laikas baigėsi, tikrai mūsų laikas baigėsi, žinau. Nes ar nebus... Uždarys Liteks po 9 vakaro. Nu tikrai aš tau sakau. Rimtai? Rimtai. Nežinau, ir dar apie knygos viršelį norėjau paklausti, truputį užsiminiai. Vieną klausimą galima. Kas kūrė jį ir kaip pavyko tokį sėkmingą padaryti, ar prisidėjai prie jo kažkiek tais? Labai gaila, kad Jolitos Vaitkutės čia nėra. Aš tikiuosi, kad čia yra Tadas, dizaineris knygos. Jolita Vaitkutė kūrė prieš tai buvusios knygos, kūrė irgi viršelį ir jai labai yra viskas tvarkoja su teksto suvokimu. Jis tiesiog perskaito knygą ir labai gerai pajaučia koloritą, pamato, kas ten užkoduota ir sugeba tekstą versti vaizdu labai kažkaip tai labai smagiai. Tai buvo knyga truputį kitokia, buvo viršelio spalva, paskui pamatėm, kad dubliuojasi su kita knyga, kuri išeina panašiu metu, tai tada pakeitėm tą spalvą, nu žodžiu, bet Jolita visą laiką padaro kažkokią tai magiją. Jis tiesiog, žinai, kur yra tas, kur kas prisiliečia, prie ko prisiliečia, tai auksu pavirsta, tai čia yra blogas mitas, ta prasme, tie žmonės miršta ir tas žmogus numiršta iš bado, tai Jolitai taip nebus, tiesiog viskas pavirsta auksu, bet tik tas, kas reikia, viskas gerai. Gerai, ačiū labai, ačiū Jums labai, kad atėjo čia visi ir skaitykit knygas, skaitykit šią knygą konkrečiai, labai rekomenduoju ir iki kitų pristatymų tikriausiai, nežinau. Ačiū Iridai, labai. Ačiū Jums visiems, ačiū, kas atėjot, ypač draugai. Ir ačiū ir Jums, ir skaitytojai, ačiū Jums, gero vakaro, geros mugės.